Ir Mustafa Šakūras pradeda šios dienos rungtynės. Taigi, kaip girdėjote, šiandien Lietuvos krepšinio lygoje, vienas rungtynės jau tikrai neįvyks. Kėdainių Nevėžio ir Mažeikio susitikimas atšauktas, nes Lietuvos krepšinio lyga gavo žinių, gavo lažybų priežiūros komisijos raštų, kuriame kalbama, kad vis dėlto yra sutartos tos rungtynės ir yra kritęs šešėlis ant to mačo. Na be abejo, tokie dalykai nedaro garbės Kėdainių klubui, nedaro garbės ir visai krepšinio lygai. Taigi aiškinsis situaciją LKL vadovai ir tikėsimės, kad viskas baigsis sėkmingai ir įtarimai liks įtarimais ir nieks nebus nubaustas. Čia pirmoji buvo ataka nesėkminga Klaipėdos Neptūno ir čia Panevėžio Lietkabelis. Juricas Žužo nieko nelaukęs atakuoja, nepataiko, Evaldas Žabas sugriebė kamuolį. Šiandien Žabas rungtyniauja skaudančią nugarą, vos pastatė medikai ant kojų. Sakė, kad šiek tiek timtelė nugarą treniruotis metu Arnas Butkevičius, dėjimas iš viršaus. Perima kamuolį Arnas Butkevičius ir dėjimu baigia ataką, taigi 2-0 pirmieji taškai sužaidus beveik minutę. Mustafa Šakūras spaudė Evaldą Žabą. Šiam prireikė Arno Labucko pagalbas. Evaldas Žabas, Dainius Šalenga, metimas iš vidutinio nuotolio, netaiklus, Žužo atkovoja kamuolį. Žužo žais 1-1, geras perdavimas Labuckui ir Arnas Labuckas lygina rezultatą 2-2. Ten Juricas Žužo, prieš jį sudvigubino gynybą Neptūnas ir čia pat įkirto į baudos aikštelę Arnas Labuckas, kuris ir pasižymėjo pirmais taškais šį vakarą. 2-2. Donatas Zavackas taip pat nieko nelaukęs atakuoja ir daro tai labai taikliai. Donatas Zavackas yra labai taiklus krepšininkas, tai pasižymė gerų metimų tiek iš vidutinio nuotolio, tiek iš toliau. Šį sezoną iš toli Donatas Zavackas meta net 47% taiklumu. Juricas Žuža čia puikiai sužaidžia su Luku Aukštikalniu kartu. Lukas Aukštikalnis atliko savalaikį perdavimą ir viską beliko užbaigti. Juricai Žužai 2 taškų čia skylė gynyboje, kurią pražangą kamšo Arnas Labuckas, pirmoji jam ir antroji Panevėžio Lietkabeliui. Bet 2 baudos metimus mes. Mustafa Šakūras, kadangi jo metimas jau buvo metimo fazėje, tad skiriami 2 baudų metimai. Mustafa Šakūras rungtyniauja su apsauginiais akiniais, kadangi prieš kelias savaitės mače su Utenos Juventus jam varžovas su nagu šiek tiek pažeidė akį ir kurį laiką amerikietis nerungtyniavo, dabar jis sugrįžo į rikiuotę, bet tam, kad galėtų rungtyniauti, jam reikia ir apsauginio akinių. Apsauginiai akiniai kol kas netrukdo jam pelnyti pirmuosius taškus, tai abi baudos taiklios, 82% taiklumu baudos metų Mustafa Šakūras ir su pirmaisiais metimais susitvarko užtikrintai. 6-4 Neptūnas priekyje sužaidus kiek daugiau nei 2 minutės šio vakaro rungtynėse. Vėl Juricas Žuža, Arnas Labuckas ir čia Arnas Butkevičius, jo bendravardis, blokuoja metimo, čia Dainius Šalenga pražanga jam. Arnas Labuckas ginčiasi su rungtynių teisėjo, bando pasakyti, kad jo bendravardis Butkevičius vis dėlto pažeisdamas taisyklės gesino metimą, bet teisėjai neperkalbami. Priešingai, Dainius Šalenga spėjo taip pat gauti pirmąją pražangą, taigi jau 3 komandinės pražangas turi Lietkabelis, sužaidus 2,5 minutės. Arnas Butkevičius. Donatas Zavackas nesiryžta mesti, palaukia komandų draugų, 7 sekundės. Čia vėl Zavackas, gera padėtis ir kamuolys iššoksta. Vis dėlto iš krepšio Donato Zavacko, metimas buvo geras, viskas buvo atlikta teisingai. Visiškai laisvas buvo Kauno Žalgirio sirgalių kabutėse numylėtinis. Ir jam pataikyti nepavyko Juricas Žužo, čia Simas Galdikas kyšteli koją. Taigi Lietkabelis pratęs ataką. Dainius Šalenga, bene paskutinis sezonas jo Lietuvos krepšinio lygoje ir dar turi galimybių pakilėti ir rezultatyviausių žaidėjų sąraše, ir pagal rezultatyvius perdavimus, ir pagal atkovotus kamuolius. Kaip praėjusią savaitę Lietkabelio kapitonas vakar atšventęs 38 gimtadienį pagal atkovotus kamuolius aplenkė Žydrūną Ilgauską. Nors tai yra 34 vieta sąraše, tačiau vis tiek pasiekimas simbolinis. Evaldas Žabas.
Buvo pirma pražanga užfiksuota Deividui Gailiui. Čia tas pats Deividas Gailius atakos Smaigalyje ir pelno lengvus 2 taškus. Lukas Aukštikalnis ten nieko padaryti negalėjo, kadangi Gailius buvo geroje situacijoje, taigi 8-4. Neptūnas įgyja 4 taškų pranašumą. Dainius Šalenga vakar šventė 38 gimtadienį. Jis yra vyriausias Lietuvos krepšinio lygos krepšininkas. Arnas Labuckas, dar vienas dėjimas. Ir vėl netyčia Lietkabelis dalinasi kamuolio. Trūksta kažkokios koncentracijos, galbūt dar kažkas, kadangi tos atakos kamuoliai buvo prarasti tiesiog perdant vienas kitam. Neapdairiai buvo skirstomas žaidimo įrankis, tad turbūt Gintaras Kačiulis tai akcentavo, kad reikėtų saugoti labiau kamuolį, kadangi šiandien varžovas iš tiesų galingas, pavojingas ir Lietkabeliui reikia žaisti labai tiksliai. Evaldas Žabas siunčia pirmą tritaškį šiandieną ir taip iš karto kerpa perpus savo komandos atsilikimą. 7-10 sužaidus jau 4 minutės pirmajame šio mačo kėlinyje. Deividas Gailius nieko nelaukęs ryžtasi atsakymui, nepataiko. Galdikas atkovoja kamuolį, nugriauna Žužą ir pelno 2 taškus. Taigi toks Juricas Žužo po susidūrimo su Galdiku atsidūrė ant parketo. Galdikas galingai sudėtas vyras ir bet kam sunku prieš jį atsilaikyti. Evaldas Žabas, Dainius Šalenga. Neranda atakos tiesinių Dainius Šalenga. Štai Arnas Labuckas žaidžia prieš Zavacką ir pražanga. Būtent taip, Donatui Zavackui 41-asis Klaipėdos Neptūno komandos numeris. Taisyklės pažeidžia pirmąjį kartą ir tai yra 3-oji komandinė Klaipėdos Neptūno pražanga pirmajame kėlinyje. Arnas Labuckas, Dainius Šalenga. Reikia galvoti apie atakos tęsinį. Vėl Labuckas prie Zavacką. Šį kartą apsigina švariai Arno Labucko oponentas Donatas Zavackas. Labuckui belieka pykti ant savęs. Čia Gailius, dėjimas iš viršaus. Štai taip, Deividas Gailius NBA stiliumi prasiveržia ir galingai krauna kamuolį iš viršaus. 14-7, taigi vėl Neptūnas pirmauja 7 taškais. Arnas Labuckas, Dainius Šalenga. Jį prižiūri Gailius, palei galinę liniją. Čia puikiai skirsto kamuolį Lietkabelis ir Evaldas Žabas iš to paties taško pelno pataiko dar vieną tritaškį, taigi dar sykį mažina atsilikimą šeimininkų iki 4 taškų. 10-14, 6-asis Evaldo Žabo taškas. Mustafa Šakūras, Donatas Zavackas. Prieš Arnas Labuckas. Įdomi šių dviejų puolėjų dvikova. Dabar jau Labuckas gynėsi ir viskas baigėsi. Arno Labucko pražanga antrąją asmeninę ir 4-ąją komandinę. Labai norėjo Arnas Labuckas apsiginti prieš Zavacką. Turbūt buvo toks ir principo reikalas, kadangi prieš tai matėm Donatas Zavackas sėkmingai apsigynė prieš Lietkabelio puolėją ir šiam to paties padaryti šį kartą nepavyko, kadangi fiksuojama asmeninė pražanga. Donatas Zavackas, 2 taškai šiandien jo sąskaitoje, baudas šis krepšininkas meta net 86% taiklumu, taigi įprastai iš 10-9 beveik pataiko. Šiandien pirmoji taip pat pasiekė tikslą. 15-10. Donatas Zavackas prieš šį sezoną atvyko į Klaipėdos Neptūną, pakeliavęs po Europą. Sezonas baigė Italijos komandoje, kur tiesą sakant nespindėjo ir daug kas kalbėjo, kad galbūt Donatas Zavackas jau yra vienas iš tų krepšininkų, kuriam artėja karjeros pabaiga arba geriausi metai praeityje, tačiau Donatas Zavackas buvo vienas geriausių Neptūno komandos krepšininkų Eurolygoje, kur Uostamiesčio ekipa tikrai pademonstravo gerą žaidimą ir daug ką nustebino. Juricas Žuža pataiso komandos draugo metimą. Čia Deividas Gailius, Neptūnas labai greitai perina iš gynybos į puolimą, matėm 1-2 perdavimai ir jau Gailius buvo metimo fazėje. Mustafa Šakūras nepataiko, bet Simas Galdikas savo laiku ir vietoje atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus. Simas Galdikas 18-12 priekyje Klaipėdos Neptūnas, kuris pirmauja nuo pat pirmosios rungtynių akimirkos. Simas Galdikas pažeidžia taisyklės. 3-oji komandinė ir antroji Simui Galdikui šį vakarą, taigi keičia jį. Ir aikštelę žengia 5-asis numeris Ivanas Neliubovas. Taip, Ivanas Neliubovas sezoną pradėjo Panevėžio Lietkabelyje ir neseniai persikėlė į Neptūną.
Keitimas į Lietkabelį, Luką Aukštikalnį keičia 21 numeris Mantas Kazonas, snaiperis. Šis krepšininkas pasižymi puikiais tritaškiais, turi labai taiklią ranką šis žaidėjas ir tik palik laisvę, jis tave tuoj pat nubaus. Arnas Labuckas dabar turi gerą šansą, nepataiko Arnas Labuckas. Ivanas Neliubovas pirmas prisilietimas prie kamulio ir iš karto jis sugriebė Rusas. Taigi praėjusiam sezonui pasėjus jis atvyko Lietkabelį, Deividas Gailius siunčia tritaškį. Atvyko Lietkabelį, žaidė labai sėkmingai, tapo geriausiu LKL kovotoju dėl čokusių kamuolių. Vasarą su juo sutartį pratęsė Panevėžio klubas, bet iki sezono pabaigos jis neišbuvo. Dainius Šalenga 2 taškai. Neptūnui prireikė vidurio puolėjo po to, kai Keitas Bensonas išvyko į Minsko Cmokio ekipą. Nepavyko pritapti Keitui Bensonui Klaipėdoje. Nelabai jis patiko Kaziui Maksvyčiui, nelabai tiko žaidimo schemom ir viskas baigėsi tuo, kad Bensonas dabar rungtyniauja ir sėkmingai rungtyniauja būtent Talino Kalevo komandoje kartu su Mindaugu Kupšu. Čia geras perdavimas ir Mantas Kazonas nespėja prie kamulio ir belieka jis grąžina Gailiui, kuris atiduoda Butkevičiui ir Arnas Butkevičius pelno 2 taškus iš po krepšio. Šiandien Neptūnas renka labai daug tokių lengvų taškų greitų, kadangi tiek spėja greitai pereiti nuo gynybos prie puolimo. Jurisas Žužo prieš Deividą Gailių, Gailiui pražanga. Pirmoji asmeninė ir ketvirtoji komandinė. Dvigubas keitimas Neptūno ekipoje, Šakūras sėdasi pailsėti ir Gailius. Juos keičia Mindaugas Girdžiūnas bei Justas Sinica. Tuo tarpu Lietkabelio komandoje Jurisas Žužo keičia Gediminas Žalalis, 10 Lietkabelio numeris. Jaunas krepšininkas, epizodiškai rungtyniaujantis ir turbūt jeigu būtų sveikas nuo Dolmanas jo aikšteliai nepamatytume. Dar viena Evaldo Žabo klaida, nepavyksta Lietkabeliui tiesiog paprastoje situacijoje įsimesti kamuolį iš užribio. Sinica 2 taškai, Justas Sinica ir pirmą kartą komanda skiria dviženklis taškų skaičius 25-14, 11 taškų pranašumą turi mėlyną aprangą vilkintis vyrukai iš Klaipėdos. Ten Mantas Kazonas, taip gintis tikrai negalima, paliko Justas Sinica visiškai laisvą prie ties vidutinių nuotolio ir tokius metimus Justas Sinica įprastai pataiko. Arnas Labuckas, metimas per Zavatką, nepataiko Labuckas. Čia dar Žalalis pakovoja dėl kamulio, bet nesvarbu, nuo ko jis paliko aikštelę, kadangi laikas atakai baigėsi. Donatas Zavackas sėdasi ant suolo, jį keičia Valdas Vasilius, o Raidas Nacius keičia Arną Butkevičių. Taigi Raidas Nacius, kuris šį sezoną rungtyniauja epizodiškai, aikštelėje pasirodė vos 13 susitikimų, kai jau Neptūnas sužaidė 37 ir praleisdavo po 9 minutės. Taigi šiandien turbūt Kazys Maksvytis Raidui Naciui, jaunam krepšininkui, leis pasireikšti kur kas daugiau. Su Raidu Naciu Neptūnas sieja ilgalaikius planus, kadangi šis krepšininkas yra iš tiesų talentingas ir nepasimetė net ir pajėgioje Neptūno komandoje pirmą kartą atvykęs iš regioninės krepšinio lygos. Evaldas Žabas tuo tarpu pelno 2 taškus ir dar priverčia varžovą prasižengti. 8 numeris Mindaugas Girdžiūnas, pirmoji pražanga jam, čia Šalenga sėdasi ant suolo, jį keičia Lukas Aukštikalnis. Evaldas Žabas 8 taškai jo sąskaitoje ir galimybė pridėti 9. Evaldas Žabas yra vienas šio sezono Lietuvos krepšinio lygos atradimų. Tikrai sėkmingai rungtyniauja šis gynėjas ir neišimtis ir šios dienos rungtynės, kur jau 9 taškai, nors dar net nesibaigė pirmasis kėlinys. 17-25 Lietkabelis vėl kiek priartėja. Zoninė gynyba taiko panevėžiečiai ir viskas baigėsi Gedimino Žalalio pražanga prieš Valdą Vasilių. Čia pašokdino labiau patyręs Valdas Vasilius savo jaunąjį kolegą, kuris šį sezoną pradėjo Vilniaus klube nacionalinė krepšinio lygoje, paskolino jį Lietkabelis, tačiau vėliau klubų užklupo traumos ir pasikvietė Gediminą Žalalį atgal. Reikia treniruotėse žmonių, be abejo reikia, kad kažkas galėtų ne tik padėti treniruotėse, bet ir išbėgti ant parketo. Kaip kad, pavyzdžiui, šiandieną, kai Noah Dolmanas negali rungtyniauti dėl nugaros skausmų, Vasilius pataiko vieną baudą iš 2. Evaldas Žabas dabar jau ramino komandos draugus ir tuo metu prasideda paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Ja pradeda Neptūnas turėdamas 9 taškų pranašumą. Evaldas Žabas
Vėl Kazonas gauna progą mesti ir nepataiko Mantas Kazonas, na nebloga pozicija. Čia vėl greitas išpuolis, Neliubovas nesugraibo kamulio ir Raidas Nacius tokį greitą metimą atliko nesėkmingą. Dabar jau Lietkabelio atsakymas, aukštikalnis išprovokuoja Mindaugo Girdžiūno antrąją pražangą ir stos mesti 2 baudos metimų. Lukas Aukštikalnis jaunas ir tikrai tobulėjantis krepšininkas. Baudas meta taikliai, 83% taiklumu. Na, Lukas Aukštikalnis yra vienas tų žaidėjų, su kuriuo Lietkabelis į ateitį. Be abejo, tai yra jaunas krepšininkas, tokio vėlyvesnio brendimo, tad turbūt jo gerą žaidimą galėsim pamatyti po sezono kito. Na, o žaisdamas Panevėžio Lietkabelyje rungtyniauja jis po 18 minučių per susitikimą, renka tikrai labai naudingą patirtį ir tobulėja ne tik treniruotėse, bet ir rungtynėse, kas būna retai Lietuvoje, kai jauni krepšininkai dažnai patenka neįtinkamas komandas ir tiesiog praleidžia laiką ant suolelio arba tiesiog dirba treniruotėse, per rungtynės viskas stebi iš šalies. Čia Lietkabelis nutraukė Neptūno išpuolį, kuriam dar 17 sekundžių. Valdas Vasilius grąžins kamuolį į aikštelę, 29 sekundės iki kėlinio pabaigos, tad dar vieną ataką Lietkabelis šiame ketvirtyje tikrai sureks. Justas Sinica, Girdžiūnas, zoninė gynyba taiko Lietkabelis, Nacius, nepataiko Nacius, kamuolį ima Vasilius, nepataiko dar kartą ir dabar kamuolys lieka Neptūno rankose, kadangi paskutinis įlietė Mantas Kazonas ir Kazys Maksvytis paskutiniam 14 sekundžių prašo minutės pertraukėlės. Laikys kamuolį iki pat kėlinio pabaigos ir tuomet bandys pelnyti taškus. Valdas Vasilius neturi kam grąžinti, štai Ivanas Neliubovas priima kamuolį. Ir 10 sekundžių Mindaugas Girdžiūnas dabar jau rengiasi atlikti tai, ką Kazys Maksvytis rodė minutės pertraukėlės metu. Ryžtasi pas metimą, Girdžiūnas nepataiko ir tuo įvykiai pirmajame kėlinyje baigėsi. 26-19 priekyje Klaipėdos Neptūnas bandė laimėti visą šaldytuvą Coca-Colos gėrimo ir dabar jau aikštelė vėl sugrįžta krepšininkai. Praėjusiame susitikime, kai Lietkabelė žaidė prieš Utenos Juventus, mergina pirmo bandymu pataikė, pati net nepatikėjo, kad tai padarė per save tritaškį ir laimėjo pilną šaldytuvo kolos gėrimą. Šiandien galbūt dar kažkam pavyks tai padaryti, žaidimas vyks dar kartą. Dabar dėmesys į aikštelę, čia pražanga. Taip, Mindaugas Girdžiūnas, trečioji pražanga jam, Mindaugas Girdžiūnas, jau trečias sykį šiandien prasižengia, taigi kol kas nesėkmingai jam klostosi mačas, kadangi pražanga po pražangos ir nieko naudingo padaryti nepavyksta. Prisimenam ir paskutinę ataką pirmajame kėlinyje, kai Girdžiūnas atliko tą tokią sudėtingą metimą ir jis buvo netaiklus. Čia dvigubina gynybą. Čia Gediminas Žalalis gauna bloką nuo Justos Sinicos. Atrodė, kad jau paprasta situacija, reikia pelnyti taškus, bet Justas Sinica pučia jaunojo varžovo metimą. Girdžiūnas Vasiliui iki galo Valdas susidūrė su Žalaliu ir nepataikė. Gediminas Žalalis laiku ir vietoje pasirodė aikšteliai, baudos aikšteliai ir savo varžovą sustabdė. Čia aukštikalnis Kazonai, Kazonas laisvas, 3 taškai, Mantas Kazonas. Taip, Manto Kazono, kaip jau minėjau, palikti negalima, jis tikrai yra geras snaiperis ir tai rodė šį sezoną ne kartą ir ne du. Lietuvos krepšinio lygoje tritaškius Mantas Kazonas meta 44% taiklumu. Evaldas Žabas kelia ranką į viršų, pirmoji pražanga jam ir pirmoji Lietkabelio antrajame ketvirtyje. Girdžiūną ir Ivaną Neliubovą keičia Vytautas Šarakauskas ir Mustafa Šakūras. Ivanas Neliubovas, turbūt jam šis mačas yra ypatingas, taip, jis rungtyniavo apie savo buvusią komandą. Krepšininkai gali sakyti, ką nori, bet turbūt šioks toks jaudulys ir šioks toks kitoks nusiteikimas juntamas tikrai. Vis dėlto žaidė prieš tos vyrukus, su kuriais dar neseniai jai petys į petį. Čia dvitaškį pelno Klaipėdos Neptūno komanda ir 28-22 pavyksta pelnyti pirmosius taškus antrajame ketvirtyje LKL vicečempionams. Vytautas Šarakauskas pažeidžia taisyklės prieš Evaldą Žabą. Deividas Gailius grįžtant parketo ir keičia Raidą Nacių. Šarakausko fiksuojama pirmoji pražanga.
Raidas Nacijus gavo pasireikšti kelias minutės, nieko doro nenuveikė. Prisimenam tą pramestą tritaškį ir turbūt šiandien dar gavo šansų Raidas Nacijus pasireikšti, kadangi nėra Martyno Mažeikos, o ir rungtynės kol kas klostosi pagal Neptūno planą. Jie pirmauja 6 taškais, Evaldas Žabas, sudėtingas ir taiklus, Evaldas Žabo metimas. Bravo, gražu, 11-asis Evaldo Žabo taškas. Klaidino Valdą Vasilijų, suklaidino ir pataikė Lietkabelio gynėjas. Sinica nepataiko, kamuolys iššoksta iš krepšio. Justas Sinica taip pat yra toks snaiperis, kurio palikti tikrai negalima, labai gerai atakuoja iš toli Justas Sinica. Žabas nieko nelaukęs meta, šį kartą toks trumpas metimas. Gintaras Kadžiulis skatina, sako gerai, mes teisingai, gera padėtis. Lukas Aukštikalnis, antroji pražanga jam. Dainius Šalengas žengia aikštelę, jis keičia Evaldą Žabą, kuris turbūt ir pavargo šiek tiek. Dainius Šalengas sėdasi ilsėtis, jį keičia Evaldas Žabas, pastatė ant kojų medikai. Ir vėl jis gali rungtyniauti, nugarą skauda Evaldui Žabui. Nepaisant to, jis per pirmą kėlinį sugebėjo surinkti 11 taškų. Simas Galdikas pataiko baudos metimą, 5-asis jo taškas. Vėl Neptūnas turi minimalų pranašumą, kuris gali tapti 2 taškais. Nepataiko Galdikas ir Arnas Labuckas nusiema pirmąjį kamuolį šiandieną. 33-32. Evaldas Žabas. Labuckas. Vėl Griškėnas prašo komandos draugų pasitraukti kitą pusę. Perdama Žužai, kurį vos pagauna Kruatas. Ir Simas Galdikas, trečioji pražanga jam. Pergudrauja šį kartą Juricas Žužo savo oponentą ir čia pat Ivanas Neliubovas žengia ant parketą. Pirmasis pasirodymas aikštelėje jam nebuvo sėkmingas, kadangi per tas kelias minutės nieko rusas nepadarė, kartą suklydo, kartą atkovojo kamuolį. Juricas Žužo taiklus baudų metikas, tad didelė tikimybė, jog 37 metų vidurio puolėjas iš Kroatijos pelnys 2 taškus ir vėl priekyje bus, prisikalbėjau, kad kabelis priekyje kol kas nebus. Kadangi Žužo nepataiko baudos metimo, 4 taškai, 5 atkovoti kamuoliai ir 1 rezultatyvus perdavimas. Tokia statistika kol kas šio vakaro rungtynėse. Antroji bauda taip pat netaikli, kurios Juricas Žužo šiaip yra geras baudų metikas ir iš šio taško atakuoja net 79% taiklumu, taigi 2 pramestos baudos yra greičiau atsitiktinumas nei tendencija. Gailius stumteli Žabas, bereikalinga pražanga, kadangi Deividas Gailius keliauja mesti 2 baudos metimų. Klaipėdos Neptūno lyderis baudas meta 71% taiklumu, taigi gali pramesti ir jis. Ne tik Juricas Žužo. Štai dabar tai ir patvirtina Deividas Gailius, šiandien pelnė 7 taškus ir rezultatyvumu nusileidžiantis tik Arnui Butkevičiui, kuris turi 8. Pataiko Deividas Gailius antrąją baudą ir pasiveja taškai savo komandos draugą Arną Butkevičių. Čia pabandė toks greičiau kosmetinis spaudimas Neptūno nuo pat galinės linijos. Kiekvienas savo dengiamąjį žmogų prižiūrėjo, tačiau ryžtingesnių spaudimo veiksmų nebuvo matyti. Čia gražus perdavimas ir Evaldas Žabas užbaigė šią gražią kombinaciją, vėl atstatydamas pusiausvyrą. 34-34. Mustafa Šakūras atsitraukė nuo Lietkabelio žaidėjų, žino, kad šis amerikietis nėra pats geriausias metikas, todėl leidžia jam būti prie tritaškio. Neliubovas, labai netikslus metimas. Lietkabelis dar sykį apsigina. Lietkabelio zoninė gynyba iš tikrųjų veikia sėkmingai ir Neptūnas turi daug problemų. 8 taškai per 8,5 minutės. Žuža. Geras perdavimas Aukštikalnis, dar geresnį perdavimą Labuckui. Žužai ir nepataiko Žuža. Gražiai čia viskas buvo. Vienas kitam kamuolio negailėjo Lietkabelio žaidėjai. Galbūt galėjo ten atakuoti Labuckas. Pražanga gynyboje. Pyksta Evaldas Žabas, jam fiksuojama trečioji pražanga, pyksta ir vietos sirgaliai. Atrodė, kad Evaldas Žabas jau sustojo, nejudėjo, bet vis dėlto teisėjai nusprendė nubausti gynėją trečią esminę pražangą. Tuo metu Mantas Kazonas žengia ant parketo, jis keičia Luką Aukštikalnį.
Deividas Gailius bandys šį kartą reabilituotis ir pataikyti abi baudas. Prieš tai matėme epizode, jis vieną pataikė iš 2. Deividas Gailius šį kartą pataiko pirmąją. 9 taškoje sąskaitoje ir pataikius dar vieną žengtų į 2-ženklininkų zoną. Pirmasis Neptūno komandoje Lietkabelyje 13 turi Žabas, 10 įmetė Dainius Šalenga. Gailius pataikė abi baudas, taigi 36-34. Neptūnas vėl įsiveržė į priekį, bet visą antrojo kėlinio antrąją dalį vyksta toks svarstyklių principas. Žuža, Jurisas Žuža, 6 jo taškas. Viskas tiksliai, Arnas Labuckas prasiveržė, atmeta kamuolį ir Jurisai Žužai beliko pelnyti taškus. Šakūras, gražiai, Mustafa Šakūras, na šiandien Šakūras, jeigu pelno taškus, tai pelno labai gražiai, prisimenam prieš tai šiame kėlinyje jis pelnė tokį sudėtingą dvitaškį, kai buvo pakibęs ore su varžovo aktyvia gynyba, bet sugebėjo pataikyti tuomet amerikietis. Šį kartą taip pat metimas buvo ne iš lengviausių, bet taškai pelnyti. Mustafa Šakūras 6 taškus šiandien jisai pelnė ir vėl Neptūnas turi 2 taškų pranašumą, kuris yra populiariausias antrojo kėlinio antroje pusėje. Evaldas Žabas suklaidino Šakūrą, taškų pelnyti nepavyksta, prašo pražangos Lietkabelio gynėjas, jos negauna. Tuo metu Gailius mina liniją, sužingsniuoja. Taip, teisėjas rodo ir žingsnis, ir užminta linija. Minutės pertraukėlės prašo Gintaras Kadžiulis, tai paskutinį Gailių, Butkevičius, Sinica ir Donatą Zavacką. Taigi be tikro vidurio puolėjo dabar ginsis nuo paskutinės atakos Klaipėdos Neptūno komanda. Taip nusprendė Kazys Maksvytis, turbūt nori, kad visi su visais galėtų susikeis ginamaisiais ir neapturėtų pranašumo prieš jokią žaidėją Lietkabelis. Štai palieka žaisti Žabą prieš Sinicą, be abejo Sinica gynyba yra labai prastas žaidėjas. Žuža nepataiko iš pakrepšio, bet galiausiai ridena kamuolį. Jurisas Žuža, 38 po... Pirmoji ataka trečiajame kėlinyje priklauso Klaipėdos Neptūno komandai. 10 taškų Gailius per 2 kėlinius įmetė, 8 Arnas Butkevičius, Lietkabelyje 13 Žabo sąskaitoje, 10 įmetė Šalenga, 8 surinko Jurisas Žuža, kuris dar atkovojo ir 7 kamuolius. Čia Simas Galdikas, 3 pražangas turi šį žaidėjas, 7 jo taškas, taigi turės gynyboje kiek pasisaugoti, jeigu nenori anksčiau laiko atsisėsti ant suolo. Žuža. Šalenga suklaidina varžovą, vėl perdama Žužai, dabar jau dvigubina gynybą prieš Kruatą, viskas baigėsi pražanga. Deividas Gailius neteisus šioje situacijoje, trečioji pražanga jam. Taigi jau 3 Neptūno krepšininkai turi po 3 pražangas, Girdžiūnas, Galdikas ir Gailius. Lietkabelyje 3 sykius pažeidė taisyklės. Tai Evaldas Žabas, kuris ką tik pataiko tritaškį ir pelno 16 tašką, 41-40 ir Lietkabelis priekyje. Štai taip, Panevėžio Lietkabelis. 8 rungtyniauja panevėžiečiai, bet to pakanka, kad pirmauti prieš Klaipėdos Neptūną. Galdikas, Šakūras nesiryžta mesti iš toli ir pasižengia puolime. Kaip sako, geriau būtų metęs iš toli. Na, nėra geriausias snaiperis šis amerikietis, bet pasirinko atakos tęsinį verštis ir viskas pasibaigė pražanga puolime. Evaldas Žabas pradeda dar vieną Lietkabelio ataką. Lukas Aukštikalnis. Čia Šalenga savo būdingą metimą pataiko Dainius Šalenga, 12 taškų jo sąskaitoje ir Lietkabelis įgyja didžiausią persvarą šiandieną, plus 3, panevėžiečių naudai 43-40. Donatas Zavackas, čia Gailius. Prašo užtvaros, nepavyksta jos gauti Zavackas ir Šalenga stumteli Donatą Zavacką. Antroji Dainius Šalengai pražanga ir pirmoji komandinė trečiajame kėlinyje Lietkabelio komandai. Šalenga ir Zavackas puikiai vienas kitą pažįsta. Šalenga gynė Žalgirio garbę, Zavackas Lietuvos Ryto. Taigi nuo tų laikų turbūt ne patys šilčiausi jausmai sieja šios žaidėjus. Arnas Labuckas 10 jo taškas pasiveja Deividą Gailių pagal rezultatyvumą ir tuo pačiu
sušvelnina Neptūno atsilikimą iki minimumo. Šalinga vagia iš jo kamuolį Gailius ir viskas baigsis Deivido Gailiaus dėjimu į krepšį. Lukas Aukštikalnis pamatė, kad nieko ten nepadarys, o bandyti kišti rankas ir prasižengti be reikalo nebuvo tam būtinybės. Lukas Aukštikalnis, grąžindamas kamuolį iš užribio, jį padovanoja Klaipėdos Neptūnui. Na, apmaudi klaida Lietkabelio. Ir prieš tokią komandą kaip Neptūnas norint laimėti reikia nepraradinėti tokių kamuolių lygioje vietoje, tiesiog įsimetant iš užribio. Arnas Labuckas dabar pirmas prie kamulio. Čia Šakūras nutraukė Arno Labucko greitą ataką, prasižengdamas antrąjį kartą. Nesiginčia amerikietis, užtvėrė kelią ne pagal taisyklės. 22 numeris Simas Šakur prasižengė antrąjį kartą. Lietkabelis pradės pozicinę ataką, Evaldas Žabas. Juricas Žuža laukia, kol jis atbėgs. Štai ir čia Juricas Žuža, 37 metų veteranas iš Kroatijos. Ne, jis ne vyriausias krepšininkas, vyriausias yra Dainius Šalinga, kuriam vakar suėjo 38. Žabas praranda dar vieną kamuolį. Dainius Šalinga taisyklės pažeidžia trečiąjį sykį. Evaldas Žabas šiandien žaidžia skaudamą nugarą ir prarado jau 5 kamuolius. 4, atsiprašau, pridėjau vieną papildomai, avansų turbūt. 4 klaidos Žabos sąskaitoje, trečioje pražanga Šalinga ir Neptūnas turi galimybę padidinti pranašumą, kuris kol šiuo metu siekia vos 1,44-43. Žuža pažeidžia taisyklės, trečioji komandinė ir vos pirmoji Jurisai Žužai. Dabar jau visi Lietkabelio žaidėjai, visi 8. Šiandien rungtyniavę Lietkabelio žaidėjai yra bent po kartą prasižengę. Toks įdomus faktas. Mustafa Šakūras, Deividas Gailius. Galdikas įsisuka nuo varžovo globos, bet nepataiko ir kamuolys aikštelės ribas palieka nuo Dainio Šalingos. Taip rodo teisėjai. Simas Galdikas dar su teisėjais pasiginčia, sako, turėjo būti skaityti taškai, kadangi šokinėjant ant lanko kamuolį numušė vienas iš Lietkabelio krepšininkų, bet arbitrai sako, kad ne, viskas tvarkoje, žaidžiam. Čia Donatas Zavackas gauna tiesiog saldainiuką ir belieka pelnyti taškus iš pakrepšio. 46-43, taigi Neptūnas atsako savo sėkmingą atkarpą ir vėl yra priekyje. Šalinga visiškai laisvas, nepataiko, kamuolys įsisuka iš krepšio, ideali proga Dainiui Šalingai, čia jau Arnas Labuckas, toks metimas link krepšio, tikslo nepasiekia, bet čia yra Simas Galdikas, kuris atkovoja kamuolį ir viskas baigėsi tuo, kad Arnas Labuckas perima kamuolį. Arnas Butkevičius, atsiprašau, taip, ten netyčiai pasielgė Evaldas Žabas, prarasdamas 4. kamuolį. Ir viskas baigėsi Donato Zavacko tritaškis, štai 5. kamuolį. Na, negalima taip dovanoti kamuolių savo varžovam, kurie yra ne šiaip savo komanda iš turnyrinės lentelės dugno, tai yra LKL vicečempionai ir šį sezoną Eurolygoje rungtyniavusi ekipa, taigi Lietkabeliui reiktų žaisti atidžiau. Arnas Labuckas laisvas iš toli, 3 taškai. Arnas Labuckas 5 taškai jo sąskaitoje, na šiandien retai atakuoja krepšį. Arnas Labuckas daugiau atlieka tokį pagalbinį vaidmenį, pastato užtvarą, atiduoda perdavimą, nubėga ten, kur reikia. 5 taškas ir dar viskas prieš akis, 46-49, Panevėžio Lietkabelis vėl priartėja. 4 sekundės Neptūno atakai. Gailius iš krašto, bingo, Deividas Gailius atsako savo oponento Arnui Labuckui lygiai tuo pačiu 15. Deivido Gailiaus taškas. Taigi Neptūnas šiame ketvirtyje rungtyniavo kur kas rezultatyviau, jau 14 taškų jo sąskaitoje, jų kai tuo tarpu per visą antrąjį ketvirtį įmetė vos 12. Taigi padarė tinkamas išvadas per didžiąją pertrauką, Juricas Žužas stabdo greitą Neptūno ataką, antroji pražanga jam, 4. komandinė Lietkabelio, taigi dar baudų metimai nebus metami. Mustafa Šakūras niekur neskuba, taip Arnui Butkevičiui atiduoda garbę grąžinti kamuolį iš užribio. Mustafa Šakūras šiandien 6 taškai, 3 kamuoliai ir 4 rezultatyvus perdavimai sąskaitoj. Mindaugui Girdžiūnui mačas nesiklosto, 3 pražangos per trumpą laiką ir matome šiandien ne pati geriausia diena jaunajam klaipėdiečiui. Zavackas nepataiko, bet teisėjai fiksuoja pražangą, po krepšių buvęs arbitras tylėjo, bet
Tas tritaškių buvęs Plikis sako ne, čia buvo pražanga. Taigi Donatas Zavackas stoja mesti 2 baudos metimo. Arnas Labuckas taisyklės pažeidžia 3 sykį. Donatas Zavackas šiandien 9 taškai jo sąskaitoje ir galimybė prisijungti prie dviženklininkų gretų. 15 Gailius įmetė, 10 Arnas Butkevičius. Žūžai prakirsta alkūnę, reikalavė keitimo teisėjas Gediminas Žalalis žengiant parketo. O medikė turės ką veikti dabar. Belieka užkliuoti pleistrą ir Juris Žūža vėl bus aikštelėje. Donatas Zavackas, taiklus baudų metikas, pateisina savo vardą pirmuoju metimo, 10 taškas. Taigi Neptūnas po truputį vėl tolsta nuo Lietkabelio, jau 7 taškai skiria komandas ir galimybę padidinti pranašumą iki 8. Jeigu žinoma Zavackas pataikys ir dar vieną baudą, pataiko ir dar vieną. Baudų metimai mažiausia problema Donatui Zavackui. 11 taškų šiandien jo sąskaitoje ir visi taiklus 4 baudų metimai. Šalenga tokį skersą pasą atlieka Žabui, viskas baigėsi tuo, kad Gediminas Žalalis pelno taškus iš pakrepšio po Evaldo Žabo perdavimą. Taigi tai tokia rizikinga Lietkabelio ataka pasibaigė laimingai. Gediminas Žalalis pirmieji taškai šiandieną ir Lietkabelis vėl priartėja 48-54. Vėl zoninė gynyba taiko panevėžiečiai, kurie puikiai veikia antrajame ketvirtyje. Šakūras veržiasi, pražanga Gediminui Žalaliui. Antroji asmeninė jam ir Lietkabelis jau viršijo komandinę pražangų ribą. Mustafa Šakūras pasirengęs mesti baudos metimus. Gediminas Žalalis epizodiškai rungtyniauja šis jaunas krepšininkas. Šį sezoną aikštelėje praleidžia vos po 6 minutės ir pelno po nepilną tašką, taigi šiandien savo vidurkį viršijo jau dvigubai. Mustafa Šakūras savo vidurkio dar nepasiekė. 7 jo taškas, įprasta Lietuvos krepšinio lygoje, Šakūras įmeta po 9, taigi priartėja prie jo 7 ir jeigu dabar pataikęs turės jau 8. Pataiko ir dar vieną baudos metimą Mustafa Šakūras. Su apsauginiais akiniais rungtyniaujantis amerikietis, tokie senovinio stiliaus akiniai. Bet didelių madų nesugalvosi, reikia apsaugoti akis, kurią pažeidė vienas iš Juventuso krepšininkų prieš kelias savaitės. Dėl to Šakūras turi saugotis. Trečioji pražanga Mustafa Šakūroj ir keitimas. Mindaugas Girdžiūnas žengiant parketo, jis ir keičia mūsų jau linksniuotą Mustafa Šakūrą. Mindaugas Girdžiūnas. Šiandien 3 pražangos ir vienas atkovotas kamuolys per 3 žaidimo minutės. Taigi Girdžiūnas pilnas energijos ir noro reabilituotis. Šalenga, koks metimas, 2 taškai su pražanga. Dainius Šalenga prisimena jaunystę, vakar 38 gimtadienį atšventęs Varėniškis. Puikiai atliko šį epizodą, matėm 2 taškai, taip akrobatinis metimas ir dar viena pražanga. Čia Deividas Gailius neteisus. Simui Galdikui įrašyta pražanga, 4 asmeninė, 21 numeriui. Ir Simą Galdiką keičia Ivanas Neliubovas. Šiandien taip pat taškų nepelnęs, tačiau atkovojo 3 kamuolius. Dar prieš mėnesį Ivanas Neliubovas rungtyniavo Sido arenoje vilkėdamas Lietkabelio aprangą. Tuo tarpu Dainius Šalenga baudos metimo nepataiko. Dainius Šalenga sparčiai artėja prie to, kad rezultatyviausių LKL žaidėjų sąraše, visų laikų LKL žaidėjų sąraše aplenktų legendinį Andrių Šležą, kuris daugybę sezonų praleido Vilniaus Lietuvos Ryte, o Mindaugas Girdžiūnas atidaro savo taškų sąskaitoje. Pirmieji taškai Mindaugo Girdžiūno ir Neptūnas tolsta 59-50. Gediminas Žalalis toli nuo krepšio. Čia Arnas Labuckas prieš Zavacką, Donatui Zavackui pražanga prieš metimą. Tačiau baudos metimai bus metami, kadangi jau viršijo komandinę pražangų ribą Neptūnas. 41 numeris Donatas Zavackas prasižengė antrąjį kartą. Arnas Labuckas stoja mesti baudos metimo. Šiandien Arno sąskaitoje 5 taškai. Ir baudų dar nemetė šis puolėjas atvykęs iš Prienų ekipos.
Arnas Labuckas pataikė baudą ir galimybę įsirašyti 7 tašką, įsirašo 7 tašką Arnas Labuckas. Dabar paspaus savo varžovus Klaipėdos Neptūno oponentai Lietkabelis. Lengvai įveikė šį spaudimą Neptūnas ir viskas baigėsi tuo, kad dabar pozicinė ataka. Zavackas įmeta kamuolį Neliubovą ir Griškėnas norėjo subauduoti, bet to nereikia. Ivanas Neliubovas pažeidžia 3 sekundžių taisyklę, per ilgai užsistovėjo tai mėlynoj zonoj. Taigi dabar Lietkabelis apsigynęs turi galimybę dar priartėti. 52, 59 ir 3 minutės 48 sekundės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Evaldas Žabas 16 taškų, jis yra rezultatyviausias šį vakarą. 14 surinko Dainių Šalenga. Labuckas ieško atakos tiesinių, randa Kazoną. Čia Griškėnas, dviguba gynyba prieš jį, Gediminas Žalalis prie tritaškio, Labuckas jam kamuolio neatmeta, randa geresnį atakos variantą, Darius Griškėnas, pirmieji jo taškai šiandieną, 54, 59, taigi Lietkabelis vėl priartėja, buvo 9 taškai skiria komandas, 2 sėkmingos atakos ir vėl 5 taškai, vėl kiek kovingesnis atstumas. Mindaugas Girdžiūnas. Oi, koks taip suklaidina Gediminą Žalalį, padaro taip vadinamą ankle breaką. Paslysta ten turbūt Žalalį šiek tiek, bet ir Girdžiūnas pademonstravęs driblingo sugebėjimus. Pelno 5 tašką savo. 61-54. Čia Kazonas, neleidžia jam nieks mesti iš toli, žino jos snaiperio sugebėjimus, Labucko taip pat žino, bet Labuckas meta ir atkovoja pats kamuolį, pelno 2 taškus, 9 jo taškas, įsibėgėjo trečiajame ketvirtyje Arnas, 3 taškis, 2 baudos taiklios, o dabar ir 2 taškis. 56-61. Girdžiūnas, dabar žymiai sėkmingiau jis pasirodė aikštelėje negu pirmoje mačo dalyje, kai prasižengė 3 kartus ir nieko nenuveikė. Deividas Gailius atsipalaiduoja nuo varžovo ir įsirašo į savo sąskaitą 17 tašką šį vakarą. Galbūt ten slydoka baudos aikštelė Lietkabelio, prieš tai matėm paslydo Žalalį, šiame epizode paslydo ir Darius Griškėnas. Evaldas Žabas, paliekama žaisti prie Zavacką, meta iš toli Žabas, į kamuolys iššoka iš lanko. Viską padarė gerai Evaldas Žabas, taškų pelnyti nepavyko. Arnas Butkevičius gauna progą mesti iš toli, nepataiko, 3 tritaškių šiandien prametė Arnas Butkevičius. Čia Arnas Labuckas priverčia prasižengti savo varžovą. Pražanga fiksuojama 5 numeriu Ivanui Neliubovui, pirmoje pražanga jam, 2 keitimai Neptūne. Zavackas ir Gailius sėdasi palsėti, juos keičia Valdas Vasilijus bei Justas Sinica. Justas Sinica 2 taškai šiandien jos sąskaitoje, prisimenam pirmoje rungtynių dalyje, pirmajame kėlinyje dar pataikė metimą iš vidutinio nuotolio. Arnas Labuckas tuo tarpu tęsė savo solo pasirodymą trečiajame ketvirtyje. 8 taškas vien per šį kėlinį, 10 jau iš viso Arno sąskaitoje. Ir galimybė įsirašyti 11. 11 taškų Arnas Labuckas įmetė šiandieną. Taigi neblogai rungtyniauja šis puolėjas. Kovingas yra šis krepšininkas, visada atiduoda visas jėgas ir kaunasi iki pat paskutinių akimirkų. Justas Sinica vos neperima kamuolį, Labuckas atspėjo, ką darys. Čia dabar Butkevičius ir Labuckas perima kamuolį. Sėkmingai Arnas Labuckas darbuojasi gynyboje, šiandien ne pirmą ir ne antrą kamuolį vagia šis krepšininkas, kuri ką tik gyrė už kovingumą. Evaldas Žabas, Žalalis, nepataiko Gediminas Žalalis. Viską padarė gražiai Žabas, bet perima kamuolį Žabas ir dėjimas, Evaldas Žabas. Ir to užtenka Kaziui Maksvyčiui, jis prašo Kazoną ir Evaldas Žabas taip pat grįžta ant parketo. Jis keičia Luką Aukštikalnį. Evaldas Žabas rezultatyviausias šio mačo žaidėjas, 18 taškų jo sąskaitoje. Mindaugas Girdžiūnas grąžino kamuolį beveik paskutinę sekundę, kiek tai leidžiama, laikė kamuolį užribyje. Šakūras, žingsniai. Taip, žingsniai amerikiečiui, taip.
Vienas teisėjas lyg ir labai norėjo fiksuoti pražangą prieš amerikietį, tačiau kitas arbitras buvo ryžtingas ir fiksuoja žingsnius amerikiečių, kuris dabar apleidžia aikštelę. Arnas Butkevičius aikštelėje. Arnas Butkevičius 10 taškų ir 4 atkovoti kamuoliai šį vakarą. Na, Neptūnas šiandien tikrai nedemonstruoja savo geriausio žaidimo. Tikrai yra patekę į duobę Uostamiesčio krepšininkai, tą pripažįsta ir Kazys Maksvytis. Tačiau jis pabrėžia, kad svarbiausia gerai bus žaisti atkrintamosiose Gediminas Žalalis. 5. jo taškas. Gediminas Žalalis šiandien žaidžia karjeros rungtynės LKL, galima drąsiai sakyti. Iki šiol jo vidurkis buvo vos 1 taškas per mačą, o dabar jau 5. Arnas Butkevičius pelno 2 taškus per tą patį Gediminą Žalalį, kuriam nepavyko šį kartą apsiginti. Darė viską, ką galėjo jaunasis Lietkabelio aukšto ūgis, bet Arnas Butkevičius buvo tikslus. Žalalio geras perdavimas Griškėnui, šio sudėtingas metimas, tikslo nepasiekė. Griškėnas dabar jau stabdo Arną Butkevičių, Griškėną fiksuojama 3 pražanga. Juricas Žuža grįžta į aikštelę, jis keičia Gediminą Žalalį. Juricas Žuža 8 taškai, 7 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Na, Gediminas Žalalis sėsdamas ant suolo sulaukė daug aplodismentų. Patiko vietos publikai taip, kaip kovoja jaunasis Lietkabelio krepšininkas. Justas Sinica, čia vėl Juricas Žuža prieš Simą Galdiką. Galdikas ne tik su perdavimu atlieka, bet kamuolį saugo Neptūnas. Galdikas nepatako, pats atkovojo kamuolį, matėme 4 varžovus tiesiog tarano stiliumi išmuša savo iš kelio. Viskas baigėsi Lietkabelio pražanga. 21 numeris Mantas Kazonas baudžiamas 3 pražanga. 3 komandinė Lietkabeliui sužaidus kiek daugiau nei 3 minutės 4 kėlinyje, taip jau 4 kėlinys. Simas Galdikas parodė kovingumo pavyzdį, kad jis gali atkovoti kamuolį ir būdamas šalia 3 varžovų. Matėm, ten ir alkūnėm šiek tiek pasidarbavo Neptūno centras, bet viskas pagal FIBA taisyklės. 4 sekundės ataka, Arnas Butkevičius gauna stogą nuo Dariaus Griškėno. Štai taip, Darius Griškėnas parodo, kas yra šeimininkas Sido arenoje ir Justas Sinica priverstas stabdyti greitą Dainiaus Šalengos prasiveržimą. Tai yra vos 2 komandinė ir tik 1 Justo Sinicos pražanga. Juricas Žuža. Evaldas Žabas. Žais iki galo Žabas ir pelno 2 taškus Evaldas Žabas. 67-69. Lietkabelio deficitas mažėja iki 2 taškų, taigi įdomiausi įvykiai dar prieš akis. Arnas Butkevičius. Turbūt Neptūnas šiandien tikėjosi lengvo susitikimo, kadangi, Lietkabelis pastaruoju metu tikrai yra ir nukraujavęs ir neturi stipriausios sudėties, kuri buvo sezono pradžioje, tačiau šiandien kovoja tikrai labai gražiai ir pagirtinai. Laisvas Butkevičius iš toli nemetė ir gauna stogą nuo Jurico Žužos. Norėjo krauti iš viršaus Arnas Butkevičius, bet Jurico Žuža neleidžia tokių dalykų atlikinėti, kuomet jis yra po krepšiu. Kruatas turi savigarbos ir sustabdo jaunai Neptūno gynėją. Bravo Juricai Žužai. Ten Justas Sinica sustabdė Lietkabelio ataką ir keitimai Neptūne. Deividas Gailius, matome, grįžo ant parketo. Lietkabelio gretose Arnas Labuckas žengė į aikštę, keisdamas Darių Griškėną. Arnas Labuckas pelnė 11 taškų, bet turi 4 asmeninės pražangas. Čia Šalenga, kaip toks patyręs krepšininkas, elgėsi taip neapdairiai. Juricas Žuža laisvas, lygina rezultatą Juricas Žuža. 69-69 ir 5 minutės 30 sekundžių dar įdomaus krepšinio šiandieną. Gal ir to viskas nesibaigs, didėja triukšmo lygis Sido arenoje. Deividas Gailius. Prieš jį Dainius Šalenga. Zavackas. Sinica atakuoja iš toli, nepataiko Sinica. Lietkabelis atkovoja kamuolį. Dabar jau Evaldas Žabas organizuoja ataką. Lygiai pusė kėlinio lieka žaisti dar 4 ketvirtyje. Juricas Žuža. Dabar jau Galdikas jam neleidžia mesti iš vidutinio nuotolio prie pat priejo Kruato.
Žabas 6 sekundės atakai, reikia kažką organizuoti. Žabas Žužai iš vidutinio nuotolio. Nepataiko Ž ir Ž duetas baigėsi nesėkmingu metimu. Trūksta tik Žalalio ir būtų šventoji Ž. Čia perimtas kamuolys Evaldas Žabas. Zavackas dar skuba gintis ir Evaldas Žabas pelno 2 taškus. Kazys Maksvytis prašo minutės pertraukėlės. Kabelio gynyboje. Tritaškai skrieja pro šalį, o ir ketvirtajame ketvirtyje per 4,5 minučių įmesta vos 2 taškai įmesti. Turi problemų Neptūnas prieš Lietkabelį. Ir šiandien dar visko gali būti. Gailius ryžtasi metimai, netikslus, Sinica griebia kamuolį. Čia grumtynės dėl jo ir Galdikas vos nepelno 2 taškų su pražanga. Lukas Aukštikalnis, trečioji pražanga jam. Na, ten tokia buvo toks lengvas chaosas, sumaištis po krepšių. Kamuolys nuo vienų rankų keliavo prie kitų, galiausiai jis teko Galdikui. Simas Galdikas šiandien metė baudos metimus. Metė juos 2 kart, vieną prametė, taigi gali pramesti ir vėl. Šį kartą pataiko Simas Galdikas, 8 taškai, 4 atkovoti kamuoliai šio vidurio puolėjo sąskaitoje. Ir galimybė išlyginti rezultatą. Simas Galdikas, pagrindinis Neptūno vidurio puolėjas, lygina rezultatą 71-71. Evaldas Žabas ten rizikingai žaidė su kamuolio, bet viskas baigėsi gerai. Žuža. Statų užtvarą Žabui, Žuža gauna metimui ir pataiko jį iš vidutinio nuotolio 73-71. Jurica Žuža 12 taškų ir 8 atkovoti kamuolėjo sąskaitoje. Vienas geresnių rungtynių šiam kroatui, kuris įprastai taškų jeigu įmeta, bet kamuolių atkovoja kiek mažiau, tačiau šiandien 8 sugriebė, taigi tikrai solidus rezultatas. Čia Galdikas dėjimas iš viršaus. Turėtų padėkoti už puikų perdavimą Deividui Gailiui, kuris padarė viską, kad Galdikui beliktų sugrūsti kamuolį iš viršaus. O tai vidurio puolėjo padaryti tikrai nėra sunku. 73-73 ir 3 minutės 25 sekundės. Dainius Šalenga. Netikslus jo perdavimas ir dabar 4 prieš 1 Arną Labuską, kuris turi 4 pražangas. Ir Arnas Labuskas apsigina. Pagazdino Donatą Zavacką ir šio metimas skriejo pro šalį. Žuža šiek tiek įsijauti į žaidėjo rolę. Viskas baigėsi tuo, kad įsaugo kamuolį Lietkabelis. Čia Šalinga praranda dar vieną kamuolį. Jau 4 šį vakarą. Vėl Zavackas, vėl prieš Labucką. Atmeta kamuolį, bet sužingsniuoja Zavackas. Taigi 2 epizodai, vienas panašus į kitą. Šalinga bukart prarado kamuolį, o Donatas Zavackas prieš tai. Ir dar techninė pražanga Donatui Zavackui. Štai tai prisikalbėjo šis Neptūno puolėjas. Na, jokia naujiena, Zavackas profilaktiškai kiekvienose rungtynėse praktiškai gauna po techninę pražangą ir nereikėtų jam stebėtis. Štai vis dar piktų žvilgsnių žiūri teisėjas, sako, nieko nedariau, nu kodėl jūs užfiksavo žingsnius. Donatas Zavackas. Jeigu tai būtų Kaunas, jis jau būtų sulaukęs daug daugiau švilpimų ir riebių žodžių jo atžvilgiu. Tuo tarpu Evaldas Žabas pelno 23 tašką. Na, nereikalingas emocijų protrūkis Neptūno krepšininkų, kadangi jis padovanojo 1 tašką. Anksčiau, jeigu tai viskas būtų įvykę praėjusį sezoną, 2 baudas galėjęs būti mesti Evaldas Žabas, bet FIBA nusprendė, kad už techninę pražangą reikia sušvelninti bausmę ir skiria tik 1 baudos metimą. Kaip be būtų Lietkabelis priekyje, Žabas išsaugo kamuolį. Aukštikalnis, Žuža iš vidutinio nuotolio, sudėtingas metimas, nepataiko Žuža, kamuolys lieka Lietkabeliui. Lietkabelis turi taško pranašumą ir dar 14 sekundžių šiai atakai. Na, bravo šiandien Panevėžio komandai, tikrai verta pagirimų ji. Kovoja ne su bet kuo, su Eurolygos ekipa. Evaldas Žabas. Žuža suklaidina prieš Galdiką, žaidžia pašaukdino Galdiką, Jurica Žuža! Štai taip, Jurica Žuža, kaip jaunystėje šis kroatas, matėme koks gražus epizodas.
Galdikas jau tikėjosi, kad kroatas tiesiog mes iš vidutinio nuotolio, bet šis padarė viską labai gražiai, o Mindaugas Girdžiūnas tildosi Dorenoje susirinkusių žiūrovus, lygindamas rezultatą minutę, bet Mindaugas Girdžiūnas šaltakraujiškai sudė tritaškį, taip išlygindamas rezultatą, nes labai svarbus buvo metimas, 12 taškų Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje ir antroje susitikimo dalyje jis tempė būtent Neptūną į priekį, Jurica Žuža. Nepavyksta jam užbaigti šį kartą metimo dvitaškių, 14 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai šio kroatų sąskaitoje. Galdikas iš vidutinio nuotolio pataiko, Simas Galdikas. Keitimas, Dainius Šalenga grįžta ant parketo. Jis keičia Luką Aukštikalnį. Taigi greitai keičiasi įvykiai, atrodo Panevėžio Lietkabelis dar neseniai buvo kiek arčiau pergalės, bet Neptūnui užteko 2 atako, 3 taškus primetė Girdžiūnas, 2 taškai pridėjo Galdikas ir dabar jau 2 taškais priekė Neptūnas. Lieka minutė 32 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Tikrai nesakau mačo, kadangi šiandien visko gali būti, turint omeny, kaip klostosi antroji rungtynių dalis. Labuckas iš labai toli. 3 taškai Arnas Labuckas. Koks tritaškis Arnas Labuckas, 14 taškų jo sąskaitoje. Koks metimas, tolimas tritaškis. Ir vėl Lietkabeliui gyvo oro gurkšnis. +1 Panevėžiečių sąskaitoje. Deividas Gailius, metimas. Pražanga Juricai Žužai. Taip, lietė metančio krepšininko ranką kroatas, viskas užfiksuota teisingai. Deividas Gailius turės galimybę vėl išvesti Neptūną į priekį. Jurica Žuža, trečioji pražanga jam. Deividas Gailius. Šiandien šis krepšininkas yra pelnęs 17 taškų, metė baudas ir kelias netgi prametė. Šį kartą pataiko Deividas Gailius, atsakingų momentų šaltakraujiškas šis krepšininkas. Deividas Gailius iš 5 baudų pataikė 4. Kaip seksis su 6, pamatysime tuoj pat. Tai labai svarbus metimas. Nepataiko Gailius, kas sugriebs kamuolį. Čia grumtynės. Ir Dainius Šalengas su juo, bet pataiko savo į koją ir jį praranda. Gintaras Kadžiulis negali patikėti tuo, ką mato, griebėsi už galvos strategas Lietkabelio. Sinica meta iš toli. Netikslus metimas, Labuckas atkovoja kamuolį, griūdamas į užribį. Įspėja perduoti Griškėnas, gauna bloką nuo Justo Sinicos. Štai taip. Kokia kova, kokia paskutinė minutė. Lygų 79-79, Lietkabelis turėjo auksinį šansą pelnyti taškus, bet Justas Sinica parodė, kad moka mesti ne tik tritaškį, moka ir blokuoti metimus. Mindaugas Girdžiūnas iki galo Galdikui, Galdikas deda iš viršaus ir Gintaras Kadžiulis prašo minutės pertraukėlės. Neptūnas pirmą. Vienai paskutinio atako Lietkabelio krepšininkui. Dainius Šalenga, grąžina kamuolį Žužai, vėl Šalenga. Laukia, Evaldas Žabas priima kamuolį. Žabas iki galo ir išprovokuoja Arno Labucko pražangą. Atsiprašau, Arno Butkevičiaus be abejo pražanga. Pirmoji pražanga Arnui Butkevičiui. Ir Evaldas Žabas stoja mesti 2 baudos metimų. Jis gali išlyginti rezultatą. Šiandien Žabas 2 metė, 2 pataikė. Arno Butkevičių keičia Mindaugas Girdžiūnas. Būtent Girdžiūnas yra Neptūno vedlys antroje rungtynių dalyje. 12 taškų. Įmetė šis gynėjas, nors prisimenam pirmajame kėlinyje jis per 3 minutės gavo 3 pražangas ir buvo nieko nenuveikęs. Tuo metu Evaldas Žabas 24 taškai ir galimybė pelnyti 25, kuris leistų vėl išlyginti rezultatą. Žabas pataiko ir čia pat keitimas. Darius Griškėnas grįžta, bet grįš į aikštę kartu su komandos draugais, nes dabar vysti ir pratęsimą, kuris prailgintų šį krepšinio vakarą su sporto.tv.lt. Sinica grąžina kamuolį paskutinę sekundę ir Arnas Labuckas. Arnas Labuckas prasižengia 5 kartą šiandieną. Taip, 5 pražanga Arnui Labuckui, 14 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvūs perdavimai puolėjo sąskaitoje šiandieną. Ar Labuckas aiškina Gintarui Kadžiuliui, kad kažkuris jo komandos draugas netinkamai gynėsi ir būtų praleidęs lengvus taškus, todėl Labuckas buvo priverstas prasižengti. Šiandien jo pasirodymas baigtas, o Donatas Zavackas pasirengęs mesti baudas. Iš šio taško šis puolėjas prameta retai, šiandien pataikė visas 4, pataiko ir 5, 12 taškų ir
Ir Neptūnas vėl arčiau pergalės per vieną žingsnelį. 82, 81 ir 83. 81 keitimas. Arnas Butkevičius žengia ant parketo. Ir dabar jau nei vienas treneris neturi minutės pertraukėlės, taigi kaip bus, tai bus. 12 sekundžių, viskas arba nieko. Panevėžio Lietkabelio lemiama ataka. Evaldas Žabas veržėsi arčiau krepšio, sudėtingas metimas. Ir teisėjai neįskaito šio metimo. Viskas. Klaipėdos Neptūnas iškovoja pergalę 83-81. Evaldo Žabo paskutinis metimas įsisuko iš krepšio. Simas Gal